Pakviesiu kartu atlikti kūno skenavimo pratimą, kuris leidžia mums būti čia ir dabar momente bei padeda treniruoti dėmesio koncentraciją. Galime pasiruošti. Atsisėskite arba atsigulkite, rankas laikykite nesukryžiuotas, užsimerkite arba tiesiog nuleiskite žvilgsnį į grindis, kad išoriniai vaizdai jūsų neblaškytų. Atkreipkite dėmesį į 3 fizinio sąlyčio taškus – pėdas ir grindis, sėdmenis ir kėdę, o galbūt nugarą ir čiužinį. Dabar rankų prisilietimą prie kojų ar šonų. Stebėdami pajuskite gravitacijos tarsi jėgą, kaip žemė jus laiko. Dabar nukreipkite dėmesį į kairės kojos didįjį pirštą. Tada į kitus pirštus. Pereikite prie pėdos pado. Ar jaučiate ten kokią nors temperatūrą, šaltį ar šilumą? Keliaukite per kulną, čiurną, į blauzdą. Pajuskite blauzdos raumenį. Tada kelį ir šlaunį. Jei kurioje nors vietoje nieko nejaučiate, tai visiškai normalu. Tiesiog užfiksuokite tą nieko pojūtį ir judėkite toliau. Dabar atliksime tą patį su dešine koja. Pradėkite nuo pirštų galų. Kilkite per pėdą. Blauzdą. Kelį. Iki pat klubo. Palyginkite, bet nevertindami, ar dešinė koja jaučiasi taip pat kaip kairė, o galbūt pojūčiai skiriasi. Dabar perkelkite dėmesį į nugaros apačią, vietą, kur dažniausiai kaupiasi įtampa. Tiesiog stebėkite tą įtampą kaip faktą. Kelkite stuburo aukštyn iki pečių. Dabar perkelkite dėmesį į priekį, pilvą ir krūtinę. Ar jaučiate, kaip drabužiai liečiasi prie odos, jie judant kvėpavimo metu?
Stebėkite ir būkite su savo jausmais bei pojūčiais, kuriuos pastebit. Sutelkite dėmesį į abi plaštakas vienu metu. Delnai dažnai yra jautriausia vieta. Ar jaučiate ten lengvą pulsavimą, o galbūt drėgmę ar sausumą? Kilkite lėtu dėmesiu per riešus, dilbius, iki alkūnių ir žastų. Pajuskite pečių svorį. Atkreipkite dėmesį į kaklo raumenis. Pereikime prie veido. Pastebėkime, ar žandikauliai suspausti. Ar liežuvis įtemptas. Ar sritis aplink akis yra minkštos. Tiesiog stebėkite šias vietas, o pastebėjus įtampą, ji dažnai pati šiek tiek atsileidžia vien dėl to, kad į ją pažiūrėjote. Dabar išplėskite savo dėmesį taip, lyg žiūrėtumėte į save iš šalies. Pajuskite visą kūną kaip vientisą fizinį objektą, esantį šioje patalpoje. Pajuskite oro temperatūrą ant galbūt atvirų odos vietų, kaip veido, rankų. Ir kai būsite pasiruošę, lėtai pajudinkite galvą į šonus. Giliai įkvėpkite ir iškvėpkite kelis kartus ir grįžkite į aplinką.